gyveno kiškis, kuris lakstė labai greitai, ir vėžlys, kuris buvo labai lėtas. Krepšt, krepšt, čiūt, čiūt per smėlį. Vieną dieną jie susitiko pievoje. Aš bėgioju daug greičiau negu tu, pasigyrė kiškis. Gal ir greičiau, atsiliepė vėžlys. Jam tiesiog jau įgryso tos pašaipos dėl jo lėtumo. Tad nusprendė pagyrūną kiškį pamokyti. Eime lenktynių, pasiūlė jis. Ar gali toks lėtūnas vėžlys mane pralenkti, juokėsi kiškis. Visi miško gyventojai susirinko žiūrėti lenktynių. Jie nubrėžė starto liniją ir pažymėjo finišo vietą. Liepė kiškiui ir vėžliui sustoti greta prie starto linijos. 1, 2, 3, marš, sukomandavo lapinas. Kiškis tik strikt, strikt, strikt ir nulėkė pirmas. Juk jis buvo greičiausias žvėrelis miške. Bėgo taip greitai, jog netrukus dingo visiems iš akių. Vėžlys rapi, 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 lėtai nuropojo pirmyn. Jis juk buvo pats lėčiausias miške. Kiškis jau buvo tolokai nubėgęs. Jis apsidairė, bet vėžlio dar nesimatė. Jis niekada manęs nepavys, pagalvojo jis. Buvo karšta diena ir kiškis išvydo didžiulį auksmingą medį. Turiu dar begalę laiko, nusprendė kiškis. Sustojo pailsėti, atsigulė po medžiu ir užmigo, net užknarkė. O tuo tarpu vėžlys atkakliai ir sunkiai traukė pirmyn. Priėjęs didžiulį auksmingą medį, pamatė greitakojį kiškį saldžiai miegantį. Turiu eiti pirmyn, tarė savo vėžlys, ir nulapsėjo toliau. Nesustojo, nesižvalgė atgal ir netrukus pamatė priekyje finišą. Galų gale kiškis pabudo, bet buvo jau per vėlu. Jis pašoko ir kiek kojos nešė nudūmė prie finišo. Jį pribėgęs išvydo vėžlį, jau traukiantį pro ženklą. Vėžlys plačiai šypsojosi. Vėžlys laimėjo lenktynės. Visi miško gyventojai jį sveikino. Manau, tu nepamirši, ko pasimokei, tarė vėžlys kiškiui. Lenktynes gali laimėti ir tas, kas lėtas, bet atkaklus.